Labas rytas. Taip, padusęs nuo ryto. Kraunam karves, vežam į laukus. Tėvai apsitvėrė piemenį, susitvarkė viską. Tai nusprendėm, nėra ko čia laukti. Vasaros šiluma, 26 laipsniai šiandien. Reikia vežti. Tai vežam dabar gyvulius. Sėjai šiek tiek šlapoka, gali kabintis ant ratų, tai aš to tikrai nenoriu. Geriau yra palaukti truputėlį ir sėti su malonumu, kaip sakant. Tai va, toliau žiūrėdami video būtinai paspaudžiam like ir nepamirštam užprenumeruoti kanalą. Ir šiandien reikia, galvoju, atsivežti šiek tiek sėklos į patį ūkį, kur sėsiu. Nereiks važinėti su sėjamąją, daug greičiau bus sėja, vis tiek šlapia, tai bus patogiau. Tai įsimesim dar sėklos, atsivešim ir bandysim kažką konstruoti šiandien pagaliau. Žinoma, dar 5 reisai karvių. Tai va, dabar lekiam veršiam miltų ir tada laukiam tėčio, gal dar spėsiu telyčiam druskos nunešti. Nu va, pirmos 5 jau laukuose. Pagaliau karvytės, laisvė jums. Taip, pagaliau. Tai dabar pasistatysim 2 rulonus siloso iš karto, kad jos turėtų ką veikti. O, mano dabar mėšlo fabrikėlį mindo. Maladėts. Kaip galvojat, kiek čia bus mėšlo? 12 šiaudų rulonų sukrauta. Manau, kad kokias 6 priekabas tikrai paimsiu. Eik iš čia. Eik iš čia. Stop. Stop. Eik iš čia. Trečias reisas. Važiuoja. Tai susipainiau. 4 reisai po 5. 20 karvių melžiamų. Sargiai važiuojam. Yra telingų. Čia dabar gale. Ai, tik viena gale telinga. Gale 2 telingos, prieki viena, nu žodžiu. Bet jos šitos toninės. Gražios, geros, ramios. Nu jau vyresnio amžiaus karvės. Greičiausiai paskutiniai metai jom. Tai žodžiu, dar kol tėtis grįžinėja namo, nuėjau greit prie Belaruso. Tai variklį reikėjo daspilti tepalų. Vis tik leidžia kažkiek, bet kažkaip aš jų nematau, kad jie lašėtų. Nu, bet dapyliau ir žiūriu, kad dėžės, kur yra matuoklė, tas stikliukas trūkęs. Irgi bėga tepalas, tai dar reikėjo stikliuką pasikeisti. Nežinau, kas yra, gal kam taip yra buvę. Pučiasi stikliukai. Dėžės. Jisai pučiasi skyla. Ir tas pats su vairo skysčiu. Niekaip nesuprantu, kas yra. Pradėjo pūsti stikliukai. Pasidaro kaip burbulai tokie išsipūtę. Ir keitinėjomės juos vis. Gal ir jums taip yra buvę, gal žinot, ką padaryti reiktų, nes neįsivaizduoju. Tai va, tai dabar paskutinį reisą suvežam. Gal kažkaip sutarsiu su tėčiu, kad be manęs nuvežtų paskutinį. Ir aš tada kabinu traktorių priekabą, važiuoju krautis grūdų, pasiemu stikliuką, kanistrą, išsileidžiu tepalą, pasikeičiu stikliuką ir dar reikia dasipilti vairo skysčio, irgi kažkur dingsta. Nu, nebūtų Belarusas. Tai va, vežam jau grūdus į priekabėlę pasikraut. Labai siubuoja. Apsiverčiau šakis, nes šitas traktorius taip aukštai nekelia.
Va taip. Dar 2. Ir dar smulkės sėklos atsikrausiu, iš vis pasaka bus. Gerai su šitais maišais pavyksta užsikabinti neišlipant iš traktoriaus. Nežinau, ar jūs ką nors matot, bet aš tai kažką matau. Va, kaip gerai čia man gaunasi, kol kas, kol ko nors nesuplėšiau ar nesulaužiau. Be šito nebūna. Va, valio. O dabar ką, bandysim pasikrauti smulkės sėklas. Blemba, nei vienos paletės ūkį. O taip va. Iš lėto važiuojam. Blemba, Belaruso stabdžiai eina šikt kaip kala. Jo, dar per vieną kartą ir nesusidės. O priekabą va pasikroviau 2, 3, 7 maišai, nu dar ir 8 tilto, jeigu reiktų. Tai va, o taupant savo nugarą ir energiją, tai kraunamės taip. Sėklas atsivežiau pradžiai, dabar tėtis padarė tokį savadarbį. Stikliukas, storesnis stiklas, mažesnė skylutė, gal nepūs, taip dabar organinio stiklo. Nueinu bandyti susirinkti, reikia išsileisti tepalus ir bandysim susirinkinėti. Noriu greičiau važiuoti jau sėti. Nu va, stikliukas įdėtas, Made in Eco ūkis ir dabar susipilam tepalus, tada dasipilam vairo, nežinau ar matysis, bet jis kaip burbulas toksai pasidaro. Nu ir blemba, pučia. Žiūrėsim, gal dabar organinį stiklą įdėjom, jisai gan storesnis. Gal jisai geriau laikys. Kitaip nesužinosi, reikia bandyti. Taip, dabar susipilam tepaliukus ir stebėsim. Kaip ir viską pasidariau, sėklą susipyliau kol kas porai hektarų pabandymui, tada, ką čia dar, ant 400 kg, 60 kg smulkių sėklų, norma apie 150 į hektarą, bet kadangi sėjamoji išsėja daugiau, tai gausis apie 180. Nežinau, viskas paruošta, tik dar nepyliau pilnos sėjamosios, noriu išbandyti, kas čia gaunasi. Tai važiuojam iki lauko, ilgai užtrukau šiandien, belė kiek reikalų, kol su tais gyvuliais susitvarkėm, nu bet pagaliau išjudėjau į sėją, jau nežinau, ar šiandien spėsiu 11 hektarų pasėt, nu bet bandom, laikom špygas,
tamsėt. Nu va, Vaderstadas savo darbą padaro. Dykumėlė. Bet yra vėlienų, bet tikrai nedideli gabalai, tai manau suirs jie. Jausias tik tai kitais metais vis tiek, tai viskas bus čiki, manau. Dulka žiauriai. Su norma lygtais irgi viskas neblogai. O kol kas ką žinau, sėju, džiaugiuosi, kaifuoju, nežinau. Tai va, darbuojamės, tik tai reikės kažkaip suderinti akmenų nusirinkimą čia. Mama, tėtė ir davai, bandysim. Dabar jau užsimaišiau iki viršaus pilną sėjamąją. Tai 800 avižūnų dar buvo likę biškį ir 120 žolių. Nu tai grubiai tona telpa avižų. O kviečių 1,5 su viršum gal, nežinau. Bet šiaip neblogai. Tai guldam avižas į žemelę. Belarusas kol kas dirba, tempia be problemų. Gaila kondicionierius nėra, tai karšta, tenka su lango atidarytų važiuoti. Dulkės, viskas. Užsipyliau dar vieną sėjamąją. Išsikroviau visą sėklą. Pasirašiau traktorių namo, nes rytoj dar reikės atsivežti sėklos. Ir važiuoju pabaigsiu šitą lauką, labai norėčiau jį pabaigti. Rytoj kitą pasėt dar 7 hektarai ir tada grįšim prie skutimo darbų. Gera diena šiandien, eina savo. Nu ką, labas vakaras Lietuva. Sėdim. Blemba, nu. Ką dabar vienintelis būdas atkabinti sėlką, išlėkti pačiam ir tada išsitraukti. Šlapia čia, eik tu savo. Čia lygtais yra už ko kabinti tenais. Tai visai neblogas variantas. Nu bent, dar kažin kur virvė. Gerai, pats vienas tai išlipau. Dabar važiuojam virvės. Jeigu jinai čia. O greičiausiai
greičiausiai jinai namuose. O ilgos per naktį palikti aš čia nenoriu. Dar kas blogiausia, kad pavažiavau atgal. Tai jau diskai jaučiu bus visi pilni. Patom ir baigėsi šiandienos sėja. Tai žodžiu, baigėsi darbai. Nėra virvės, čia virvė namuose. Tai važiuoju namo ir trauksiu tada rytoj ryte. Tokį patvirtė mano planus visus. Bus kažin ar 2 metai, tai neužsėsiu. Biškai atsibodo. Vieną kartą pravažiavau, atrodo sausa. Galvoju, antrą kartą vis nori sumažinti tą balą. Bam yra, nu žodžiu. Važiuojam gelbimo operacijos vykdant. Reikia išsilupcėjamąją. Bet prieš tai dar nusivešim veršelį milto. Jau ne veršelį, jau metiniai veršiai beveik. Ne visi aišku, bet jau yra tokių. Tai šitą dalyką pasidaryti ir bandyti išsitraukti. Eina savo, kaip tikiuosi, kad neužsinešė sėklavamzdžiai. Nuosėjamąją pakėliau, kai atgal važiavau, bet būna, jeigu tu su nuleistais diskais pavažiuoja atgal, viso gero. Sėklavamzdžiai pilni žemė, o jeigu da molio kokią, tai su atsuktuvu vaštėva ir krapštai. O čia ne molės, tokia juoda žemė, bet tai vis tiek tinga labai ryte. Nemalonus reikalas. Tai tikiuosi, kad viskas ten bus gerai, galėsiu užsikabinti ir vėl varyti sėt. Reikia pabaigti tą lauką, nežinau, gal kaip pradžius, paskui su kultivatorium reikės ten kažkaip, nes yra gal 2 balos, kurios neįsidirbo. Tai o tas vidinis jausmas dar, kad pieva, norisi susitvarkyti ir užskridau. Sausas pavasaris ir turėk bėdą. Ryto vaizdai. Tai žodžiu, gelbėjimo operacijai kamerą palikau angare. Aišku, nebuvo, kad ten gelbėt, prisirišau, biškį timteliu ir išėjo jinai. Bet dabar kita bėda. Tas tritaškis prikabinimas, kai tempiau, visą sulindo į žemę. Dar bandžiau prisikabinti, sulanksčiau prikabinimo ašelę tokią. Nu, bet gal ten dar prisikabins. Bet esmė tokia, kad reikia frontalinę. Pakelt sėjamąją, tada išsitrauktą visą daiktą į žemę. Žodžiu. Šiaip biški durnas. Būčiau gal ir viską pasidaręs, bet norėjau pasitiesinti ir tada viskas baigėsi. Nu, vis tiek. Gerai, kad yra frontalinis. Važiuojam, pasikelsim ir turėčiau prisikabinti. Ta pakaba jinai tokia įdomi, jinai va šitaip vaikšto. Ir netgi ta, kur yra centrinė reguliavimo traukė, aš jos negaliu atjungti, nes jinai va šitaip stovi ta pakaba šonu. Tai, žodžiu, be frontalinė nieko nepasidarysi, reikia pakelt
ir tada bus mažiau vargo ir nereikės sukt galvos. Tik tai, aišku, laikas. Va kokia situacija ir niekaip jo nepakelsim. Tik tai su krautuvu. Gerai, sakykim, čia turim. Va ką pridariau. Čia didelė bėda. Bent šitas išsiema, neįsiema niekas. Reikia bandyti. Oi. Gal užsikabinsi? Blemba, kaip nesiseka, tai nesiseka. Jeigu norite pakalbėti dar apie nesėkmes, tai dabar visiškas šūdas. Galvoju, gi pakalsiu, patiesinsiu. Gerai, dabar misija neįmanoma 2. Bandom ją nusivaryti iki angaro. Misija įmanoma. Reikia kažkokių grandinių, kažko pririšt, pakelt ir nusitempsim kažkaip. Va taip pradėjom rytą, va taip. Na va, kažkaip taip tempėmės iki angaro. Tai va, kiek bėdos gali pridaryti bala. Ką dabar su ta ašele daryt? Neturiu supratimo. Papuoliau vienu žodžiu. Tai kol tėtis ten matuoja, derina ir galvoja, kaip padaryti, aš susitvarkysiu pašiūrę, karves pasišėriau, veršius pasišėriau, ir pašiūrę reikia susitvarkyti. Pasišert, gal kažkiek pakratyt. Visokie einami darbeliai. Pastelyčia susitvarkyta. Dabar taip, ponios. Kodėl jūs tokios storos? Jūs gaunat šieną ir šiaudų. Pažiūrėkit, kokią bombą. Nu čia tai karvės, sakykim. Visos bombinės. Tešmenukas. Žodžiu. Kai dės čia tuoj, čia nėra, bet jau tuoj. Čia tai vapšė didelis tašmos. Bet kai jūs tokios storos, tai kaip jūs apsiveršiuosi, draugės? Ką? Tos net, pavyzdžiui, prieit negali, vienintelė tokia. Ir bus smagu. Bus smagu labai. Tai va, dabar beliko man tik tai veršiam nusivežti vandens ir gyvuliai bus sutvarkyti šiandienai. Karšta, vėl negerai. Nu ką čia tėtis geras sumastė, tai pasižymėjo skylę, bandys išsigręžti čia, kad kiaurai praeitų ir įvirint aš iš abiejų pusių. Ja, čia geriausias variantas. Kitaip ir nepadarysi. Bet va, padangą išsimontavę dar. Kliuvau. Reikia nusiimti. Žodžiu, prisidirbau tai konkrečiai. Nu va, Magic, kai naujas. Ką kabinam sėlką, atsivežiau dar porą maišų sėklų ir varam damuš to lauko ir reikia dar per šiandien kitą padaryti, nu žodžiu. Reikia judėti, palauk, ne kitą, dar 2 yra, eina savo. Žiauru. tą lauką pabaigiau, pagaliau. 2 dienas vieną lauką. Nu jo, na aišku, kiek aš ten sėjau, daugiau vargau. Tai va, dabar sėsim Barenburgą. Išreklamuota sėkla. Liucerna. Jinai įdomi. Jinai kažkuom apvilta, kažkokie balti miltai. Nežinau. Bakterijos, sako, kažkokios.
Tai va, čia yra liucerna ir įmaišyta dobilų ir dar kažko. Dėl to, kad pas mane yra problema, kad yra vietos šlapių, užmirkstančių. Tai jeigu aš pasėsiu ten tik liucerną, tai toj vietoje aš neturėsiu jokios žolės. Tai agronome konsultavausi, sakė, šitie va, būtent su Barenburgo agronome, sakė, va šitas mišinys yra ten, kur liucerna išnyks, liks kitos žolės. Kad nepjaut tuščiai, tai va taip va darbuojamės. Dabar ką, iš to lauko dar liko sėklos, taip ir turėjo būt. Įvariau čia dar Barenburgo ant viršaus. Ir dabar šitą susimaišysim. Ir varom sėti. Tiek prisipyliau grūdų, kad net negalėjau sumaišyti sėklų paskui. Tai biškį pasėsiu, nusileis, tada sumaišysiu. Jo, normaliai čia telpa, blema. Taip, apeinu dar visada pasižiūrėti, ar sėklavamzdžiai vietoj. Ar viskas gerai, vis tiek žemė krato šiek tiek, tai tikrinu. Čia, kur dirbamas laukas, jau šiek tiek geresnė situacija. Lygumas, visa kita, nekrato ir nėra tas vėlenas tiek daug. Aišku, varpu čia šaknis viršui. Bet, nu, kitaip nebus čia. Juodžemis, kortos. Taip, jeigu dega tas varputis dabar. Tai va, kaip man sekasi, sėju lauką iš naujo. Žodžiu, labai pilnai sėjamoji ir nesupratau, kadagi jinai baigsis. Ir daugiau negu pusę lauko pasėjus žiūriu, kad kažkas čia ne taip. Nuvariau, pasisvėriau normą. Ir ką jūs galvojat, 120. Tai jeigu dar būtų avižos, tai ai. Bet kai sėji žolės ir neišsėt normos ir paskui turėt žiauriai lievą pievą, tai to irgi nesinori. Tai važiuojam iš naujo. Aišku, dabar be įdirbimo, tai kuro atžvilgiu daug mažiau. Galiu daug greičiau važiuoti, bet nežinau, neverta ko gero. Tai va, atsėinėjau iš naujo. Pasidalinkit savo patirtim komentaruose, ar jums dažnai tenka persėt lauką. Man praeitais metais teko kviečių lauką persėt. Nedidelį, tik 3 hektarus, tai nieko čia labai nepraradau. Bet šiemet jisai labai gražiai atrodo, tai tikrai verta, jeigu matai, kad nieko gero nesigavo. O čia grynai mano klaida. Sėkla pasikeitė. O aš ne iš naujo nesukalibravau. Ir turiu dabar tai, ką turiu. Papildomo darbo. Nu nieko. Gyveni, mokais, dirbi. Vieną kartą geriau sekas, kitą kartą blogiau. Tik dabar papasakosiu antrą nesėkmę. Paklausykit, ką padariau. Tai šita sėjamoji, kai nustatai normą, jinai sėja apie 30 kg daugiau. Greičiausiai, kad tvarkyta ten ta pavarų dėžė ar kažkas čia jai daryti. Žodžiu, aš iš to streso, kad per mažą normą nulekiau, pasisvėriau 120 kg. 30 kg aš nedadėjau. Tada aš galvoju, nu jau ką padarysi, pabandom daugiau pasėti. Ir užmečiau apie 100, kad būtų. 30 kg aš vėl nedadėjau. Tai dabar žiūrėsim.
Tebūnie tai eksperimentinis laukas. Pažiūrėsim, kokie bus iš jo rezultatai. Arba avižos visiškai užgul žolės, arba turėsim ir avižų ir gerą žolyną. Arba neturėsim nieko. Tik nuostolį. Žodžiu, dar tokiose jos neturėjau. Viskas, nuo rytojaus susigaupiu ir darau biškį viską ramiau, lėčiau ir gražiau. Tai gal tuom ir užbaikime šitą video tada. Šito lauko pabaigą pamatysim kitame video. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir pasimatysim kitame video. Iki! Dar pratęsimas šiek tiek. Tai žodžiu, atvariau pasireguliuotą normą. Sėjau čia kažkur tai, 100 su biškiu. Dabar, kad išsėt norma yra čia. Čia buvo pirktinės avižos, sertifikuotas atrinktas. Čia dabar ūkinės. Nu, nežinau. Bandom. Važiuojam, pabandysim pasėt. Nedaug čia yra. Gal hektarui 2 turėtų užtekt. Važiuojam, pabandysim. Neįsivaizduoju, kas čia bus.